Truputėlį jį prisimink ir papasakok, apskritai, kaip tau šis sezonas. Smagu, aišku, po to Deiviso, kai laimėjom. Labai emocijos buvo, geras emocijos buvo, smagu žaisti, po to turnyras buvo. Ir tiesiog smagu buvo būti su komanda, tai pirmas kartas, labai fain. O ar pats tikies išbėgti, ta prasme, kad, galbūt su airiais teks pasirodyti, ar tau pačiam šitą išvyką yra tiesiog kaip, šiokia tokia patirtis keliaujant su geriausiais šalies tenisininkais? Čia neaišku dar, kaip rezultatas bus, kaip treneris pasakys, reikia žiūrėti. Priklausomai nuo tų 2 dienų pirmų. Ar gali palydinti pirmą tą stovyklą Vilniuje ir čia? Kuo jos skiriasi, kuo jos panašios? Šiaip panašiai viskas, tiek atgal namuose, viskas tokia kitokia atmosfera biškai buvo gal. Ir tokia jautėsi tas didesnis palaikymas, manau, gal. O treniruotėse pats žaidi su prieš Berankę, prieš Grigelį? Žaidžiam, visada pažaidžiam su Dovydu, su Vinu, rečiau biškai gal su Ričardu. Ir kaip sekasi? Neblogai su Dovydu, tai žaidžiam jau nuo varžybose dalyvaujam, jau viens prieš kitą žaidžiam jau gal nuo 11-10 metų. O yra pavykę įveikti Berankį? Ne, su Ričardu dar niekad nežaidžiam. O Grigelį? Ir su Grigelį. O pats kur treniruojas, kur žaidi, kai nebūni su rinktinė? Tai savo arenai dažniausiai, o lauke vasarą, tai Sergiškių parke dažniausiai. Kaip įsivaizduoji šios lietuvių dvikovos su airiais scenarijų ir baigti? Tikėkimės geriausiai, tikimės veikti. Būsi pasiruošęs žengti aikštelę, jeigu prireiks? Jo, pasiruošęs visada, jeigu reikia, visada pasiruošęs.